Labą. Ilgai nebuvau prisijungus, bet galvojau, šiandien pats laikas pribrendo kai kurios mintys į norų manifestacijų temą. Deimantė buvo uždavus daug klausimų šią temą apie manifestacijas, kiek galime norėti, ar yra limitai, ar mes juos patys nusistatom, kiek galim prisisvajoti naujų darbų, antrų pusių, ar kada tas noras linkęs pildytis ir taip toliau. Ir čia tikrai labai daug yra gerų klausimų. Ir juos taip atsakyti vienu prisėdimu yra gana sudėtinga, bet pabandysiu bent pačią esmę. Gal ne tiek konkrečiai, kiek aptakiai apie tuos pačius norus, manifestacijas ir darbą su savim, suvokimus, ką aš supratau per trumpą dar savo gyvenimą. Sakykime, kaip yra, kaip aš jaučiu. Pas mane buvo daug norų, ambicijų, lūkesčių gyvenimui, žmonėm ir visų kuo kitų, daug tokių pretenzijų kažkokių, kad kažkas kažką turi dėl manęs daryti, duoti, daug ko norėjau iš tikrųjų. Bet tai buvo tada, tuo periodu, kada nejaučiau savo gyvenimo kelio, kada nemačiau prasmės, neturėjau. Man asmeniškai mano norai kildavo iš to tokio nežinojimo, kur aš einu, koks mano tikslas, ką aš turiu čia padaryti, kaip čia viskas atrodys tam gyvenime. Ir visi tie norai tokie būdavo, jie dažniausiai materialūs, paprasti, sakykime, rankinukas, batai, automobilis, nežinau, kelionė, namas, paprasti žmogiški norai, su kuriais yra viskas su jais yra gerai. Vėliau, einant tuo tokiu pažinimo keliu, ieškojimu ir panašiai, atsirado kitokie norai. Norai, kurie netaip lengvai apčiuopiami, sakykime, darnūs santykiai, kažkokia savirealizacija, to savo nesvarbumo, kaip pasakyti, savo savybių galėjimas kažkur pareikšti, išreikšti save aplinkoje, pagalba žmonėm, tam tikrą prasme pasaulio gelbėjimas, ar ne, atsiranda tada toks, jau norai kitokie, jie tampa noras suorganizuoti stovyklą, noras kažkur nukeliauti, pažinti, noras kažkam kažką naujo atskleisti, parodyti. Dabar esu tokiame etape, kad norų nebeturiu. Neturiu norų, neturiu svajonių kažkokių, nes šiuo metu, pavyzdžiui, man norai, jie siejasi su nepasitikėjimu savo gyvenimo planu. Nes esmė tame, kad mes, kai gyvenam čia, mes tų norų, mes, kai ateinam į žemę, mes pasirašom savo planą, ar ne, gyvenimo planą, tokį tikslą, misiją. Jame viskas numatyti, visi santykiai, ryšiai, dovanos, viskas, ką mes gausime čia, būdami šioje žemėje. Ir tas noras per protą kažko norėti, man siejasi su nepasitikėjimu tuo, ką aš savo pasirašiau prieš gimdama. Nes aš, sakykime, mes daugumą dar nežinom, ką mes čia savo prisirašėm, ko mes čia savo prisidėliojom, ar ne. Tai iš kur man žinoti, ko man norėti, tam tikrą prasme. Aš tiesiog pasitikiu, kad aš geriausiai savo susikūriau tą planą, kad aš geriausiai savo nusimačiau, ko man reikės, ir viskas, ir plauki. Ir plauki, ne pasroviui čia toks, nėra plaukimas pasroviui, nes tu kiekvieną dieną priimi sprendimus, ir sprendimus priimant vadovaujasi savo patirtim, savo žiniom, savo pajautimais, intuicija, širdim, protu, viskuo, ką turi. Ir tai nėra lengva daryti tuos pasirinkimus ir priimti sprendimus. Bet kas liečia norus, aš žinau, kad visa tai ateis tada, kada man labiausiai reikės. Ar naujas automobilis, ar stovykla nauja, ar žmonės, kurie man turės padėti. Tai tada kokia prasmė kažko norėti? Nes pavyzdžiui, kad ir tie patys rankinukai, ar ne, norėti naujo rankinuko, kažkokio gero, ar firminio, ar kažko, nežinau. Tai man jie ateidavo
keiščiausiais būdais, nes aš apie tai nenusimanau tuose brenduose, nežinau aš apie tai nieko, bet, sakykime, draugė mano žino ir aš einu su rankinuku, sako, va, o kas čia vat Picardas, čia tu turi tokį rankinuką. Ir aš tai net neprisimenu, iš kur aš jį turiu, greičiausiai kažkokia draugė atidavė su rūbais, daiktais, nes aš ten būdavo toks paskirstymo punktas, ką atiduoda man, kas man nereikalinga, aš atiduodu kitiem ir taip per mane eidavo. Tai tiesiog pasilikau tą rankinuką, jisai naujas, viskas tvarkoj su juo, bet aš nežinojau jo vertės, kas jisai ten toks, jis ten kainuoja kelis šimtus gal, bet esmė ta, kad ko man reikia, man ateina vienais ar kitais būdais, bet aš konkrečiai nereiškiu norų ir pretenzijų visatai ar kažkam, kad jūs duokit man dabar, man to reikia. Yra tokie, sakykime, norai, bet aš suprantu, kad jie kyla iš tos pačios baimės ir nepasitikėjimo. Pavyzdžiui, dabar esame Amerikoje ir noriu, kad kuo greičiau imigraciniai ten nuspręstų, ką su mums daryti, ar mums duoti ten tuos leidimus, vizas ir taip toliau. Tas noras, einu į pašto dėžutę, laukiu laiško ir taip toliau, ir toks netarsi paviršiuje burbuliuoja savo. Bet viduje supranti, kad išsispręs viskas taip, kaip mums yra geriausiai. Ar mes gausim tas visas, ar negausim, ar dar kažkokius sprendimus dėl to reiks priimti, tai jau viską darysim, kai ateis laikas. Ir kai tai pradedi galvoti, nusiramini ir nebelauki, tiesiog gyveni. Ir supranti, kad kaip bus, tai bus. Ir su to manifestacijom taip jau irgi yra. Mes manifestuojam iš, kaip sako, per jaunatį susirašykit ten norus, ko jūs tikitės, ką jūs ten galvojat, svajojat ir viskas jau pildysis. Tai aš nežinau, ar jaunačiai reikėtų taip atiduoti tą visą tokį, negalę, o įgalinti jaunatį, kad jie išpildytų mano norus. Norai mano išsipildys tada, kai aš kažką padarysiu. Norint gauti, reikia duoti. Klausimas, ką mes duodam, kam duodam, kodėl duodam, su kokia energija duodam, ar reikia duoti, ar nereikia duoti, daryti kažką dėl kitų ir panašiai. Tai aš tą suprantu, kad jeigu aš darau kažką gero aplinkai, žmonėms, savo, vaikam, duodu savo energiją, kažką kuriu, natūralu, kad visata suves balansą, paskaičiuos ir man vienais ar kitais keliais, vienais ar kitais būdais grąžins, duos tai, ko man reikia. Sakykime, visata, o gal net ne visata, o mano pačios esybė ten suskaičiuos tą mėnesinį balansą ir pasiūs, ko man reikia. Pasižiūrės, kiek aš čia vykdžiau planą, nevykdžiau. Aš pati persižiūrėsiu tenai subtiliam lygmenį, ar aš vykdžiau, ar nevykdžiau, padariau, ko nepadariau. Nes kam duoti žmogui kažko labai daug, jeigu jis nepanaudoja. Mes irgi einam į parduotuvę, taigi perkam dažniausiai, bent jau turėtų tai būti, kad perkam tiek, kiek suvalgom, kad nereikėtų ten išmesti kilogramo mėsos, nes tiesiog prisipirkom per daug, ar ten kažko kito, nežinau, nesvarbu. Taip ir čia viskas yra, kiek mes darom, kiek mes duodam aplinkai, kiek mes panaudojam tos kūrybinės energijos, tiek mes jos ir tokį rezultatą ir matom. Ir jeigu mes sėdim įsipatoginę komforto zoną, nejudam į priekį, bijom žengti žingsnį, bijom kažką naujo imtis, keisti kažką, kam mums ta energija? Iš kur jau čia tos dovanos iš dangaus? Kam mums to reikia, jeigu mes ir taip pat sėdim, nieko neveikim, nedarom ar nejudam kažkaip, kaip turėtume judėti pagal savo planą. Tai šiaip tokie pamąstymai. Ir dar toksai, kaip pasirinkti, kaip eitin, tai stebėti ženklus, ką man sako aplinka, kur mane veda, kokius pasirinkimus turiu padaryti. Pagal tai irgi dėliojasi visos tos situacijos, kas iki manęs ateis, ką aš gausiu, ką aš turėsiu ir taip toliau. Tai vis tiek esmė tai yra tas pasitikėjimas tuo planu savo. Ir tų norų tada tokių kaip ir ne tai, kad nebelieka, mes galim pareikšti visą tai, kad mano mašina jau senutė, jinai genda ir aš jau norėčiau gal naujesnės, patogesnės, komfortiškesnės. Bet ir vėlgi tas noras, jisai turi būti susijęs su tuo, būtent, kad saugiai važiuočiau, kad ramiai jausčiausi, o net dėl to, kad turi kiti čia visi važinėja su naujom lizinginėm, tai ir man reikia, nes tiesiog
Nes tiem žmonėm, kurie eina to sąmoningumo keliu, dvasingumo ieškojimo keliu, labai lengva tamsieji, tie, sakau, astraliniai parazitai, jie labai lengvai pakiša tą grėblį, tokį dvasinės puikybės galbūt, tą grėblį. Tik iš vienos pusės vieni labai jau nueina į tą dvasingumą ir smerkia materialumą, atsisako fizinių malonių dalykų, kaip aš minėjau, rankinukai, ten kelionės, mašinos ar dar kažkas, nes, tipo čia fui. O kiti pereina į tą tokį dievų vaidmenį. Nesakau, mes esam dievai žemėje, kūrėjai ir turim tą savybę. Klausimas, kaip mes ją naudojam, su kokia energija ir ar tai nevyksta kažkoks puikavimasis prieš kitus. Aš sąmoningesnis, aš geresnis, aš puikesnis, aš geriau viską matau, aš geriau viską suprantu, o jūs čia žemės kirmėlės dar nenušvitę, ne? O tai ką jūs čia veikiat, kodėl dar nesuvokėt to dalyko? Taip, kartais sunku priimti žmonių užsispyrimą, kurie nenori arba negali arba nesuvokia, kaip pakeisti kažką, nes kaip nueini kažkokį kelią, atstumą, atsisuki atgal ir atrodo, taigi taip paprasta, bet imk žmogau, daryk taip ir tau viskas gausis ir bus gerai. Na, bet ne visada taip yra ir ne visiems viskas taip paprasta, ne visiems taip lengva, nes kiekviena iš mūsų veikia skirtingos programos, skirtingos patirtys ir tikslai, ir uždaviniai. Ir čia kiekvienas mes su savim turim ką veikti, padirbti ir taip toliau. Ir tik pasigirk, kad tu kažką jau čia pasiekiai, kažką išmokai, kažką geriau padarai ir gali gauti tuo grėbliu per nosį. Kaip pavyzdys, dabar aš stebiu save, juokauju, čia būna tai lyja, tai nelyja. Ir dukra vakar lydėjau į autobusą mokyklinį ir ryte čia debesys eina, griausti ištisai, žaibuoja, tuoj lis. Ir aš ją tai pasėmiau skėtį ir galvoju, palydėsiu čia prie kampo netoli, palauksiu, jeigu lyt pradės, tai tą skėtį palaikysiu, jai smagiau bus. Ir mes laukėm to autobuso, jisai atvažiavo, bet per tą laiką nei lašas neiškrito ir jinai taip sako, mamytė, tau skėčio nei neprireikė. Aš sakau, tai todėl, kad aš ragana ir laikiau tą lietų, o dabar pradėsiu važiuoti autobusu ir pradės lyti. Ir iš tikrųjų taip ir buvo, jinai sėdo į autobusą, aš per minutę parėjau namo ir tik uždarius duris pradėjo smarkiai lyti. Ir tokių atvejų yra daugybė, kas liečia ten orą, lietų, tarsi atrodo dangus palaukia, kol aš pareisiu į namus, ar ten susinešiu prekes iš parduotuvės nupirktas, ar iš kiemo pareisiu ir tada pradeda lyti. Ir aš galvoju, einu savo mintyse vakar irgi prisiskynus svogūnų laiškų ir jau tuoj lis ir galvoju, pareisiu ir tada pradės lyti. Ir užkėliau koją ant terasos laiptelio ir pylė lietus. Ir aš mintyse pasijuokiau, padėkojau, kad palaukė, aš likau sausa, nes lietus labai smarkus buvo. Ir galvoju, jeigu būčiau prieš išeidama, kam nors pasakiusi, žiūrėkite, dabar aš eisiu ir manęs nesulis ir tada tik tai pradės lyt, kai grįšiu, aš būčiau sausa neparėjus. Toks principas yra, kad mes turime tą dvasinę puikybę pradirbti į vidinį žinojimą ir pasitikėjimą tuo, kad taip aš galiu, taip kaip bus taip, kaip man reikia, taip kaip aš noriu, o kodėlgi ne. Ir kai nelieka to noro puikuotis, didžiuotis, kitiem kažką įrodinėti, tai toks prasideda stebuklai. Tada prasideda manifestacija, kada aš savyje viduje nurimstu, išjaučiu, paleidžiu tas visus nerimus, nepasitikėjimus, kas čia kyla, kas kažkur kirbena. Tiesiog nebelieka tokių net panašiai. Tai tokie mano pamąstymai. Ir tikiuosi, kad ir jums ateis tie suvokimai, kad tie norai, sako, negalima gyventi be norų, reikia turėti tikslą, reikia turėti svajonę. Tai mano tikslas yra pažinti save, pažinti, ką aš galiu, eiti savo tuo keliu, būti atlaidžia savo, mylėti save, suprasti save. Tokie tikslai ir norai yra. O visa kita, kas yra materialu, jie ateina savaime kaip bonusas
kaip atlyginimas už įdėtą darbą, kaip galimybės kažkokios. Tai ką dar galite padaryti, tai kaip kartuoju ir ne vienoj paskaito įraše, stiprinti ryšį su savim, stiprinti kiekvieną vakarą atsigulat miegoti, išvalau savo ryšio kanalą, atstatau į tiek, kiek šiuo metu galima, praplečiu, paleidžiu tekėti energijas, žinias, suvokimus ir viską, ko man reikia. Prašau iš mano kelio pašalinti arba pašalinu viską iš mano kelio, kas jame neturi būti. Viską, kas trukdo augti, kas mane stabdo, kas jau nereikalinga yra atitarnavę. Nes gali būti, kad prieš gimstant mes susidėliojom savo kelyje visokias sunkumus, duobės, akmenis, viską, tarsi norėdami savo padėti, kad jeigu susidursiu su kliūtim, aš kažką iš to išmokčiau, ar ne? Nes, kaip sako, jeigu tu prašai stiprybės, tai tau ne stiprybę duos, o situacija, kurioje tu taptum stiprus. Jeigu tu kažko bijai, tai ne drąsą tau duos, o situacija, kurioje tu bijosi, bet turėsi galimybę tapti drąsiu. Tai jeigu jau esame mes kažką išmokę, jau esam drąsūs, stiprūs, pasitikintys, bet galbūt dar kelyje ten primėtyta tų pamokų kažkokių akmenų, duobių, tai mes galim sakyti, kad aš išvalau iš savo kelio visą tai, kas man jau nereikalinga. Ką aš jau, viskas jau išmokau, ačiū, man daugiau to nereikia. Tai prasivalykite savo kelią, savo kanalą ir polka valso žingsneliu į priekį ir viskas ten gausis taip, kaip turi gautis. Tai tik tiesiog atsipalaiduoti ir nebeįsitempti reikia. Tai su tuo ir baigsiu šį įrašą ir palinkėsiu jums to gero kelio. Iki.